Noriu parodyti labai paprastą būdą, kaip pasidaryti fermentuotų daržovių namuose. Jos ne tik skanios, bet ir labai naudingos tiek jūsų žarnynui, tiek imuniteto stiprinimui, apskritai gerai sveikatai. Ir pradedam ir pamatysit, kaip tai paprasta. Mums reikės stiklainio kokių 2 litrų, burokėlių ir morkų, česnako, čiliuko, bet nebūtinai, druskos ir pipirų. Dar galit savo kažkokių mėgstamų prieskonių iš tikrųjų įdėti. Ir pirmą kartą pasidarysit, paskui suprasit, kas jums labiau patinka. Morkų dabar kažkoks deficitas, matyt, baigėsi iš pernai metų, nes trečioj parduotuvėje tik gavau ir tai tokių nelabai gražiai atrodančių. Dar gali daržovės dėti kalafiorus, ridikus, kas ką mėgstat. Pjaustom tokiais didesniais gabalėliais. Ir galima iškart į stiklainę iš tikrųjų dėti pirmą sluoksnį. Taip maždaug pasluoksniuojam. Morka, burokėlis, tada česnako kokią skiltelę 1 ar 2 ir truputį čiliuko. Maždaug ties viduriu pabarstau truputį pipirais. Ir šį kartą įdėsiu porą lauro lapų. Taip maždaug gavosi. Ir praktiškai viskas. Užpilsim dabar virintų, atvėsintų vandeniu su druska. 1 litrui vandens, 1 šaukštas druskos. Pasimatuojam litrą vandens, dedam šaukštą druskos. Aš naudoju virintą, atvėsintą vandenį, kad išliktų gerosios smėlės, kad jų nenužudyti. Nes jos žūna apie 35, tai vandenį bent jau atvėsinu iki 30. Uždengiam rankšluostuku ir paliekam maždaug 3 parom šiltai kambario temperatūroje. Praėjo 3 dienos. Va net morkos paraudo jau.
Galima dabar paragauti ir nuspręsim, ar laikyti toliau dar dieną parauginti, ar užtenka jau. Traškios daržovės gavosi. Dabar galima arba tą patį indą jau užsukti dangtelį ir padėti šaldytuvą, arba perdėti kitą indą, galite atskirti skystį nuo daržovių. Ir rekomenduoju ne tik tas daržovės valgyti, bet ir skystį ragauti, nes labai ganėtinai skanu ir sveika. Ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi ir jums pavyks pasigaminti tokio gėrio jūsų organizmui. Jei patiko, paspauskit subscribe. Ir galit komentaruose parašyti, kokias daržovės jūs fermentavot ar sūdėt. Ačiū, iki.